esu Donaldas Šarmanauskas, irgi, kaip pasakyt, tave ne tai, kad laikau, o esu baigęs teisę iš tikrųjų ir kaip pasakyt, šios dienos tema yra labai aktuali ir visiems turėtų būti aktuali, ypač teisininkam, kurie turi iš tikrųjų išsilavinimą ir jeigu visi supranta apie tai, kas atsitiko tuo metu, kada pakeitė civilinio proceso kodekso straipsnis, tuo metu, kai atsitiko tai, kad, reiškiasi, visi praktiškai teisininkai, reiškiasi, neteko galimybės atstovauti teismuose. O žala tai yra, kaip pasakyt, milžiniška. Milžiniška. Tai bet pradėkime nuo pradžių. Tu pamatai bylą mano su Nomeda Marčėnaitė. Taip. Ir tenais tau šiek tiek intrigavo ta vieta ir iš ko pas mumis ta diskusija ir išsivystė. Žiūrovams noriu priminti, kad pilietinė žiniasklaida bylinėjasi su Nomeda Marčėnaitė. Teismo šiai dienai pripažinta neviešo asmeniu. Taip. Niekas jos nepažįsta ir niekas nežino. Bet esmė tokia, kad būtent Donaldas pastebėjo tokį dalyką dėl advokato išlaidų ir kitų momentų, kurie ir man iš tikrųjų kėlė didelę nuostabą, nes Nomedai priteisė ten 1500, šiek tiek daugiau, advokatas ten bendroji sumoji, man atrodo, 7,5, ties 8. Taip, ties 8. Nereali suma. Taip, nereali suma. Pastabų. Tai va, kaip pasakyti, iš tikrųjų labai įdomi situacija yra Gedimino Paplausko, iš tikrųjų niekas, kaip pasakyti, niekas nieko nesakytų, jeigu tai, kaip pasakyti, jeigu būtų tai teisingumo ir protingumo principo kriterijais, reiškia, spręsta byla, bet jinai ta byla spręsta labai įdomiai yra. Reiškiasi, būtent ištraukiant žodžius iš konteksto, reiškiasi, išimant ir nurodant kaip ir kaltę, kaip ir skaitant teismo sprendimą, jame nenurodyta, kaip turėtų būti pasisakyta, sakykime, paneigti kažkokią tai informaciją, tai užneša tokią bylą į tikrąjį pasipinigavimą. Aišku, mes kalbam apie nuomonę, nes vėl mumis ištrauks galbūt iš konteksto, ir galvos, kad mes čia, kaip pasakyt, vėl norime kažką apšmeižti ir kažką netai pasakyti. Taip dažniausiai tai būna, kada kažkokius argumentus asmenys nori pateikti, žmonės, reiškia, jų nuomonė ištraukia kažkokius tai žodžius iš konteksto ir paskui kreipiasi į teismą. Taigi, Gedimino Paplausko byloje tiek pilietinės žiniasklaidos susiformavo labai formuojama įdomi teisės praktika, kuomet, reiškiasi, pati ieškinio suma, reiškiasi, yra tik tai, kaip sakant, 1500 ar kiek ten, reiškiasi, tų eurų, tuo tarpu advokato išlaidos, reiškiasi, šioje byloje siekia apie 7 ar 8 tūkstančius eurų. Tai vien iš tokio, kaip pasakyti, pavyzdžio, galima susidaryti tokią nuomonę, kad, reiškiasi, tai yra tik pasipinigavimo byla. Ir klausimas pagrindinis, ar iš tikrųjų asmuo, norėdamas prisiteisti 1200 eurų, reiškiasi, neturtinės žalos, mokėtų advokatui 8000 eurų išlaidų, tam, kad, sakykime, įrodyti savo teisingumą. Čia labai didelis klausimas. Ir klausimas, ar iš tikrųjų tos išlaidos buvo sumokėtos pavedimu, kaip jos sumokėtos, kokiu būdu sumokėtos advokatui už paslaugas. Nes iš tikrųjų labai keista, kad, reiškiasi, prašoma žala priteisti yra 1200 kažkas tai eurų, o advokato išlaidos siekia apie 8000 eurų. Aš pataisysiu biškį tave, Donaldai, šiek tiek įterpsiu, ten ieškinio bendra suma yra 3,7 ir 3,8 tūkstančiai su materialinė, nematerialinė, bet tiek, kiek priteisė teismas priteisė tik 1,5. Tai Nomeda gauna 1,5, tada 1250 už pretenziją ir apie 6000 už ieškinį patį.
Tai toks. Taip, tai dabar atkreipkime dėmesį į tą sumą esančią už pretenzijos parengimą. Pagal Teisingumo ministro patvirtintus tarifus, šitas pretenzijos parengimas, reiškiasi, viršyje kelis kartus, 5 kartus viršyje, reiškiasi, numatytą įstatymo normą. Kaip tai, reiškiasi, buvo sukalkuliuota šita suma, reiškiasi, už pretenzijas parengimų, tai yra protu nesuvokiama. Ir nesuvokiama, kaip, reiškiasi, neturtinė žala, kurio priteisiama 1200 ar kiek tenais tų eurų, reiškiasi, susidaro advokato išlaidom 5000 ar su kapeikom. Dabar klausimas kitas yra. Ar šioje byloje už advokato paslaugas buvo sumokėta pavedimu, ar tai sumokėta grinais? Jeigu tai sumokėta grinais, tai turėtų būti pranešta valstybiniai mokesčių inspekcijai apie tai, kad, reiškiasi, būtent dėl ko negalima, reiškiasi, šitos sumos sumokėti buvo, sakykime, pavedimu. Tai dabar didelis klausimas, kaip šita suma buvo sumokėta. Vat, gal jūs galit, Gediminai, pakomentuoti, kaip ši suma buvo sumokėta? Bus sąžiningai, tikrai nežinau, ar buvo sumokėta, tokių įrodymų nepastebėjau, apart to, kad buvo pateikti dokumentai dėl padaryto pavedimo, bet ar padarytas pavedimas tolygų pinigų gavimui, įrodymo kaip ir nėra tokio. Nu, tai aš negaliu tą atsakyti, bet tu keli klausimą tokį, kad būtent galima imituoti didelę sumą ir jeigu bylą pralaimi, tu tiesiog tą sumą, faktiškai anuliuoji. Taip aš suprantu, ne? Taip. Būtent, reiškiasi, gaunasi, kad kaip ir įvyksta susitarimas tarp kliento ir advokato, kad, sakykime, dirbama kaip ir už sėkmės mokestį. Tačiau, reiškiasi, teismui vis tiek pateikiami dokumentai, kuriuose nurodoma, kad sumokėta, reiškiasi, milžiniška suma advokato išlaidų, ir tada teismas, jeigu tenkina ieškinį, tai, sakykime, visiems gerai, reiškiasi, ir tam klientui gerai, kuris prisiteisi savo neturtinę žalą, sakykime, prašoma, reiškiasi, ir advokatui ypatingai gerai, kadangi tokios bylos gana, sakykime, pelningos, jos nėra ypatingai sunkios, nes iš tikrųjų interpretuoti galima buvo daugą, iš nuotraukos padaryti išvadą, kad tai būtent pilietinė žiniasklaida neva norėjo apšmeižti, reiškiasi, sukelti kažkokius tai nemalonumus pačiai Nomedai, bet tai ištraukti iš konteksto, ištraukti mintį ir ją perkvalifikuoti, tai yra absurdo teatras. Ir aš iš tikrųjų matau pavojų ypač, kaip pasakyti, būtent žiniasklaidai, teisingam žodžiui. Tai yra labai pavojinga ir matom ir Artūro Orlausko byloje, kaip ištraukiama iš konteksto, kaip, reiškiasi, viskas buvo fabrikuojama, reiškiasi. Ir iš esmės ir šioje byloje galima išvelgti lygiai tą patį. Tai žiūrėk, Donaldai, papildysiu dabar. Orlausko byloje, bent jau kaip teismų praktika suformavo, Orlauskas tiksliai vardino fondą, tiksliai vardino sumas, tiksliai įvardino, ką pirko, ką nepirko. Ir ten maždaug jie turi tokius argumentus. Mano byloj nėra nei vieno faktinio sakinio, dokumento, skaičiaus, paramos fondo, absoliučiai apart tik to, kad yra tokia Nomeda, kur jinai rinkdavo paramas, bet netyčia namus pasistatė. Palikta, aišku, čia, sakykime taip, abejonė, bet jinai abejonė turi teisę egzistuoti. Jinai ne faktas. Aš abejoju, manau, toks, taip aš matau. Ir Nomedai nuo to reikėtų apsiginti, bet teisme pasirodo, Nomeda nei pati tų dokumentų teikia, nei sakė, aš juos gausiu, kreipiantis į tą fondą, kaip mane nukreipė. Fondas man špygą taukotą parodė ir rekvizitus įėjus matome visur nuliukai, nors panelė, panelė, nes mergautinė pavardė, laimėjus yra 52 valstybinius projektus per pastarosius 3 metus. Čia aš apie šį laikotarpį kalbu. Čia nekalbam apie praeitį. Ir jinai dar kvalifikuojama kaip neviešas asmuo teisme. Tai čia yra absurdų barabanas, aš taip sakyčiau. Ir be abejo,
Ir tavo ta pastaba dėl advokatūros, aš irgi tą pastebėjau, jeigu grįžim prie tos būtent mūsų pagrindinės temos, advokatų monopolis, kas man irgi aktualu, nes aš irgi pradėjau ieškoti teisinės pagalbos. Žinoma, tas įkainis Nomedos yra ten kosmiškai perdėtas, rinkoje tokių kainų nėra, yra pirma instancija iki 2000, nuo 1,5 iki 2, jeigu toksai advokatas jau, o pretenzijos surašymas yra iki 300 eurų. Nes tu rašai pretenziją dėl vieno sakinio, kuris tau nepatiko. Ten prisėdai valanda darbo, maksimum valanda ir tai skaityk pervertimas. Ir gaunasi taip, tavo pastaba tokia, kad tam monopolį klijavus, aš baigęs teisę, galiu, aišku, pats save žmogus gali atstovauti be nieko. Čia yra kaip jau jam tą teisę duota per baudžiakas aukščiausiam teisme. Bet vėlgi tu teisus, jeigu turi teisinį išsilavinimą arba netgi esi advokato padėjėjas, jau draugelį tu apeliacijai nebegali padėti savo klientui, savo žmogui. Ir, pavyzdžiui, mano atveju, aš irgi galvojau, kad byla per paprasta, kad samdytis labai išmantrius advokatus, nes čia nėra kažkokia sudėtinga byla. Tai aš žiūrėjant ekonomiškumo principais galvojau, man čia užteks mažesnės kvalifikacijos, vadinkim, teisininkų, aš pats save irgi neskaitau, kad esu labai aukštos ir mano sąnaudos ten turėtų būti, 1500, iki 2, vadinkim taip, jeigu operatyviai, bet kai gauni tokias sumas, čia aš vadinu kiaulės akis ir beje tas pats Julius Sakalauskas, bet jis ir ten realiai kiaulės akis, nes klastojo įrodymus. Netgi dabar savo atsiliepime į apeliacinį skundą irgi prirašė melagingų ir klaidinančių interpretacijų apie pateiktus įrodymus. Tai, ir teismai laiko. Šitas yra monopolis ne tik advokatūros. Aš kaip teisė, kad monopolis yra apskritai visų aukščiausių teisinių pareigų, jie viename klube. Labai tikiuosi ten jiems padaryti. Beje, man sakė, išsilaikysit ten, tai bendrai, tai pateksit į mažą ten klubą tokį. Visi viens kitą žįsti. Ir, tai be abejo, turim situaciją, kad jį suinteresuoja kuo daugiau uždirbti, o nesiekti teisingumo. Taip, nėra siekio teisingumo ir Šimašius tuo metu buvęs teisingumo ministras, buvau aš su juo apie tai kalbėjęs, Facebook'e rašęs, kad iš tikrųjų, sakau, keista, kai pakeitė civilinio proceso kodekso straipsnius, kuriuose nurodė, reiškiasi, kas gali būti atstovai teismuose ir jau štai, sakykime, įmonėse dirbantys, sakykime, teisininkai, kurie, sakykime, atstovavo, reiškiasi, įmonės su įgaliojimais, prarado teisę dirbti tokį darbą ir tapo, galima sakyti, rašytojai, sakykime, teikti, susidaro labai įdomi situacija, teikti kaip ir reiškiasi ieškinį galima rašyti, o pasisakyti teisme būti atstovu kaip ir negalima. Vėlgi, civiliniam procese kaip ir savo artimą giminaitį atstovauti pagal įgaliojimą galima, o fizinio štai asmens, sakykime, draugo kažkokio, sakykime, ar dar kažkokio pažįstamo, arba, sakykime, sukūrus tuo metu teisinių paslaugų įmonę, kuomet reikia atstovauti, sakykime, klientą, jau jo teisme atstovauti nebegalima. Tai, kaip pasakyti, tai būtent yra advokatūros monopolis, susidaro tokią nuomonę, kad, reiškiasi, advokatai, vien tik tai advokatai save gali vadinti teisininkais, nes įstatymas tos asmenys, kad ta prasme, kurie, sakykime, išmanytų tą teisę ir galėtų atstovauti bylose, jie nebegali, nes jie nepriklauso advokato monopoliui. Ir tokiu būdu... Taip, ir ten tą testavimą advokatūrą išlaikyti yra tas, vadinkim, nedidelis ratelis
irgi be susijęs su Vilniaus universitetu, ten, kurie egzaminuoja, vadinkime, advokatus. Tai gaunasi, kad tas klubas tikrai mažas, uždaras. Aš vardų pavardžių neminėsiu, bet iš tikrųjų yra tie šlikštukai teisėje, kurie nori monopolizuoti ir sauti, likti, aiškinti, kas yra teisė, kaip jinai aiškinama, ir matome, prie ko tai priveda. Priveda prie didelės atskirties. Tai teisingumo mes Lietuvoje ir nematysim, gerbimi žiūrovai, kol turėsim tokią sistemą. Ir vad galvojam su Donaldu galbūt pakviesti, kad žiūrės tą laidą iš teisininkų, gal ir advokatų, gal ir kažkas buvę teisėjai, ir kažkas, kas tikrai mato tame problemą, susirašykime, padarykime viešą darbo gal grupę ir pamėginkime šiek tiek tą monopolį praskiesti, nes tikrai jisai bus naudingas praskėdimas visai Lietuvai. Tai suprantate, toks dalykas susidaro, kad net Baltarusijoje, jeigu pasidomėtumėt, galima civilinėse bylose atstovauti asmenį pagal įgaliojimą. Tai dabar klausimas, reiškiasi, ar mes vis dėlto jau demokratinė valstybė, reiškiasi, ar mes turim teisę pasirinkti teisininką, atstovą teisme, ar mes būtinai privalome kreiptis į advokatą, kuris priklauso advokatų monopoliui. Vėlgi, juk tie advokatai, kaip sakant, versdamiesi advokatūros praktiką, reiškiasi, tam advokatų monopoliui moka pinigus. Taip, tai gaunasi, kad nesvarbu koks procesas, svarbu, kad procesas ir teisingumas neįdomu. Jie visais atvejais laimėtojai. Va čia toks teisingumas. Tai, Jo. Ir dar iš kitos pusės Tai dar yra... ir laiko tarpas, kurį pakabina žmogų, tarkim, nes bylinėtis čia be galo ilgas. Jie dar procesai ištęsia taip ilgai, nes jiems patogu yra. Aš ten jau stebiu tą cirką, nes yra tikrai iš tikrųjų bylų, kur teisėjas galėtų išspręsti taip, bet kavos atsigert, kažkas neatvažiavo, kažkas ten pamelavo, kaip pasakė klientui padaryk tą, aš stebiu kai kurios tokios verslo teismo procesus, aš matau, kaip jie išsitęsia po 5 metus, bet ne dėl to, kad jie turėtų išsitęsti. Ten grinai procesiniai, maži kabliukai ir teisėjai tinka, ir advokatams tinka, ir tinka netgi abiejų šalių advokatams. O klientams, matau, nei vienam, nei kitam netinka. Ta prasme, jie mato, kad mes mokam mokesčius, mūsų verslai ten generuoja pajamas, mes norim išspręsti ginčą, kad toliau galėtumėm verslą vystyti, eiti į priekį, o jūs kaip perkės iš vienos, iš kitos pusės ir dar valstybė trečia, kuri nesprendžia konflikto, o dar gilina, aštrina ir aštrina. Tai be abejo, čia situacija liūdnoka. Liūdnoka. Lygiai taip pat. Tai dabar, sakau, toks susidaro tikrai labai įdomus klausimas. Ar iš tikrųjų Nomeda sumokėjo advokatui 7 ar 8 tūkstančius, ten kiek pagal teismo sprendimą, reiškiasi, ar iš tikrųjų sumokėjo tokias bylinėjimosi išlaidas? Ar iš tikrųjų už paneigimą ir už 1200 eurų neturtinė žalos sumą, ar kiek ten, ar 1500, taip? Reiškiasi, ar iš tikrųjų už tokią sumą jinai, reiškiasi, buvo pasiryžusi ir tikrai sumokėjo 7 ar 8 tūkstančius eurų advokato išlaidų. Nelogiška, tai įsivaizduok, tu pas advokatą, tau žala 1000, tau advokatas sako 7000 ir tu, čia labai gera rizika. Tai labai gera rizika. Čia nesąmonė, aš sutinku, kad čia yra visiška nesąmonė, nes sakykime, gerai, jeigu, sakykime, šioje byloje pralaimima, tai tada klientas praranda, sakykime, pralošia ne tik tai tos 1000 eurų prašoma, reiškia, neturtinės žalos, bet ir advokato išlaidos, juk tų advokato išlaidų niekas negrąžina. Taip. Juk jos yra negrąžinamos, tos advokato išlaidos. Sakykime, aš kreipiuosi į advokatą teisinės paslaugos, man jisai parengė ieškinį, aš sumoku žyminį mokestį ir, tarkim, aš pralaimiu tą bylą, tai man advokato išlaido niekas negrąžina. Čia kliento ir advokato susitarimas. Tai supranta, tai čia ir visa yra esmė, kad kaip pasakyti,
nuomonę mes turime, man atrodo, kartu panašią nuomonę ir analogišką turbūt nuomonę, kad čia yra tik pasipinigavimas. O iš kitos pusės vėlgi, netgi skaitant, sakykime, jūsų apeliacinį skundą, aišku, kaip pasakyti, advokatas dirba savo darbą, viskas yra tvarkuoja, čia negalima, kaip pasakyti, paneigti to fakto, bet vėlgi, tas apeliacinis skundas rašomas taip švelniai, reiškiasi, kaip ir uždengiant tą monopolį, kaip ir panaudojant tokį žodžio terminą, reiškiasi proporcingai. Tai vadžiak, aš, pavyzdžiui, Donaldai, kas liečia, Proporcingai. Ar sumokėjo Nomeda advokatui. Aš tiesiog įsijungiu jos įmonę, kuri dabar vienintelė VŠI ir pasižiūrim deklaruotos pajamos. Nuliai, pasidalintą ekraną, jeigu matai, tai faktiškai, bet jeigu žiūrim viešieji pirkimai, mes čia matome 12, 17, 17, 6. Čia viso 52 viešieji yra pirkimai. Tai kokiais pinigėliais jinai mokėjo, atiduomo, jeigu nuliai visur, pelnas nulis, pajamų nulis. Pajamų nulis. Ir man kaip žiniasklaidos priemonė, aš papildysiu, negalima kelti klausimo, Nomeda, tu viešas asmuo, viešai rinkai pinigus, bet viešai pasakyti, kur jie padėti, tu nepasakai. Ir mane, jinai tokia kaip prevencija, aš galvoju, čia taiko. Žinai, blemba, žiūrėkit, jisai domisi, kiti irgi domėsis, davai jam bylą. Ir ta byla, man atrodo, ir atėjo ta byla, man atrodo, iš LRT šutvės, nes jinai tenais būna tenais, jie turi galimybės ir samdosi greičiausiai tą pačią advokatų kontorą, reikėtų šiaip patikrinti, dabar tokia mintis atėjo, ir jos sako, davai nuskausminkim šitos žiniasklaidos nepriklausomos, nes mes realiai tikrovėje esam vieninteliai nepriklausomi šiai dienai, kurie savo nuožiūrą arba savo supratimu viešinam kažką. Tai aš nežinau, ar su nuliais galima advokatui kažką sumokėti. Vat klausimas dabar visiems, kai žiūrit, kaip jums, aš net nežinau. Kitas dar dalykas, sakykime, teisingas Gedimino išsireiškimas, sakykime, kaip namus tos pasistatė. Vėlgi, reiškiasi, skaitant teismo sprendimą, jame jinai pateikiama, reiškiasi, tai neva šmeižimas, reiškiasi, pateikiama, kad tas namas įsigytas už paskolą, taip? Dabar klausimas, kitas dalykas, klausimas, kaip bankas suteikia paskolą be pajamų asmeniui, be pradinė įmokos, be nieko suteikia. Taigi, kaip pasakyti, va šitas teismas tai ir įvertinkime, sakykime, taip namus pasistatyti, taip aš galiu gauti pajamas, taip aš galiu, sakykime, tada reiškiasi, su pradinė įmoka reiškiasi, deklaruodamas pajamas, įsigyju namą. Bet tai teismas ištraukė iš konteksto maždaug pateiktą paskolos sutartis ir va štai už tą paskolą namą nusipirko. Bet palauk, už tą namą reikia mokėti. Tai yra bankinė paskola, reiškiasi turi būti gaunamos pajamos. Tai vėlgi taip, kaip pasakyti, tai ištraukti taip iš konteksto, kad kažkas tai čia siaubingo buvo pasakyta, kaip tos namus pasistatė, tai čia nėra kažkoks tai nusikaltimas. Ir pati teisme Nomeda parodė, kad jinai tikrai statosi namus. Tai reiškia, faktinė informacija paskleista buvo nemelaginga, o tikra. Jinai statėsi namus. Pas manegi nebuvo sakinyje vogė ten dar kažką. Ir rinko paramas, jinai pripažino, kad rinko, pati pasakė, jo rinkau, ir paskui parodė, kad statė namus. Bet vėlgi, jinai pateikė įrodymus, ir neva jinai čia nori save apsiginti, bet pateikė fragmentą buhalterijos, labai nedidelį savo tos asmeninės, vadinkim taip, mažo laikotarpio ir tik tais mažą dokumentaciją. Nes jeigu šiaip bendrai reikėtų apsiginti kažkam kitam, būtų viso laikotarpio, visi banko išrašai, tada būtų tik tais aišku ir tada tik tais galėtum sakyti, kad dokumentai pateikti pilnumoj ir mes tik dabar galim matyti tiesą.
Nes fragmentą parodyti ir sakyti, kad čia tiesa, nu, žinai, nu, čia taip. absurdas. Ir susidaryti, reiškiasi, ne va tokią nuomonę, kad reiškiasi kaip Ale Gediminas Poplausko pilietinė žiniasklaida, kaip Ale pateikė kaip ir šmeižimą, kad jinai atseit kaip ir vogė, reiškiasi tas lėšas. Tai ne apie tai eina kalba, vat, kaip, sakykime, iš tokių dalykų su labdara dirbantis asmenys namus pasistato, sakykime, gauna paskolas. Taip, ir nėra ataskaitų. Tai yra normalus dalykas. Tai nereikia neištraukti iš konteksto ir daryti kažkokį, tai kaip pasakyti, kriminalą. Būtent klausytojams norėjau paminėti, kad Gediminas nieko bendro ir neturėjo su tuo, kas bandoma improvizuoti. Tai pateikta jos nuotrauka, kaip sakykime, bet tai gali būti pirmas dalykas. Nenurodyta, gali būti daug tų nomedų. Daug, begalės nomedų. Buvo mitingas, mano publikacija apie mitingą, tenais visai 95%, o nomeda paminėta kaip mitingo pagrindinė dalyvė. Ir yra pilnas straipsnių. Yra interviu jos ten duota. Ir kai sako, aš ne viešas žmogus, nu palauk, tu ką tik mitingė nuo Bačkos kalbėjai. Tau priklauso VŠI, tu 52 valstybinius konkursus laimėjai, ataskaitos nulinės, ką tu slėpi nomedant? Va klausimas. Ką slėpi? Kodėl tu slėpi? Taip. Ir tam teismo sprendime ir būtent ieškinio formulavime pritemta prie tokios minties, kad pilietinė žiniasklaida išsireiškia maždaug kaip vagystė tą dalyką. Ne, pilietinė žiniasklaida kelia klausimą, kaip pasistato tos namus. Reiškiasi, bet tai įdomi improvizacija, kad reiškiasi teisme pateikiamas būtent paskolos sutartis ir teigiama, aš nepavogiau, aš iš paskolos namą pasistačiau. Tai nereikia tokių dalykų ištraukti iš konteksto ir daryti kriminalo, kad pilietinė žiniasklaida padarė kažkokį tai nusikaltimą. Ir gerbiami teisėjai, jeigu jūs, sakykime, žiūrite šitą laidą, svarstysite apeliacinį šitą skundą, tai atkreipkite į tokį dalyką, kad dėmesį, kad šioje byloje ištraukta iš konteksto mintis, reiškiasi, ir bandyta pritemti prie kriminalo, siekiant pasipinigauti. Ta prasme, taip natūrali nuomonė, daugelio nuomonė susidarytų, skaitant nekaltinimas, vėl ponė Nomeda neįsigalvoja, sakykime, kad mes čia kalbame, reiškiasi, kad jie dar kartą norime apšmeižti. Mes kalbame apie nuomonę, kad siekiant prisiteisti 1200 eurų sumą, sumokėta 8000 eurų išlaidas advokato išlaidų. Ir sakykime, jeigu... Pirminis siekis buvo 1,5 ten buvo, bet priteisė. Taip. Bet aš noriu dar tave papildyti, Donaldai, pagrindinis mano matymas, pasipinigavimas jo čia kaip tokia papildomas bonusas, bet pagrindė aš matau bandymas užčiaupti nepriklausomą žiniasklaidą, kur, pavyzdžiui, mano VŠI, kur aš turiu, asmeniškai tas 10 000 yra, ragas. Aš per visą gyvenimą susirinkęs su pilietinė žiniasklaida gal porą tūkstančių eurų paramos per 14 metų. Tai veikiu iš savo resursų, savo kūro, savo to. Tai, šiaip jeigu kas nors žiūrite ir galite paremti pilietinę žiniasklaidą, paramos nuorodą, bet realiai man ragas. Tai jie nori užčiauti mane. Aš taip žiūriu ir, aišku, jiems tas nepavyks. Dėka ir žiūrovų, dėka ir dėkui ir tau, kad tu prisijungiai, palaikai, man davei daug nuostabių visokių įžvalgų dėl tos bylos. Ir yra dar žmonių, kurie irgi padėjo savo įžvalgomis susiformuoti, bet, sako, ruoškis Gediminai, kiti čia irgi mano kolegos ir tavo kolegos, sako, Europos teismui ruoškis, o ten, sako, akcentas būtent yra tos slap bylos vadinamos, kurios nukreiptos keliamas ieškinys mažai kažkokia žiniasklaidos priemoniai dėl garbės ir orumo, ten beveik panašiai. Ir pritempiama kažkokia ten nesąmonė ir paskui ta žiniasklaida priemonės uždarinėja, bet Europos teismas tą jau yra ne vieną bylą nagrinėjęs
Ir pakankamai ten, mano atveju, kai aš sakau, nepateikiau jokių faktų, jokių dokumentų, jokių, aš tiesiog abejonę. Aš abejonę iškėliau. Abejonė, taip. Aš tik abejonę, nes faktai, jinai pati jos patvirtino, jinai pati teisme atnešė, va aš dalyvavau paramoj, va aš statausi namus. Tik aiškus, mes už tų dokumentų nematom tos tikrovės, jinai fasadą gražų turi, labai gražiai mokėjo rinkti pinigus, moka rinkti pinigus, nes yra pas ją ta VŠI, kaip žiūriu, aš, pavyzdžiui, žiūrėjau, yra ir puslapis jos podų lipdymo ir bandėme per trečiosius asmenys kreipti, susistakyti paslaugų. Taip. Pas ją vyksta gyvenimas, piniginis kažkoks, tai tikrai 52 konkursai laimėti, bet mes apie ją nieko negalim žinoti. O jeigu kelsime klausimą, bus byla ir bauda. Ir dar vienas įdomus faktas yra tai. Reikia nepamiršti, kad įstatymas draudžia dirbti nemokamai. Negali dirbti darbuotojas nei vienoj, taip draugui kažkokiam padėti, taip ir taip. Bet pats įstatymas draudžia dirbti nemokamai, neapmokestinamą darbą. Jo, tai taip ir pasakė, aš dirbu 7 metus rinko paramą nemokamai, dirbo vedėja nemokamai. Taip, nemokamai ir tuo tarpu paskola namui suteikta, banko paskola, manyčiau, bankas turėjo, tai tada bankas turėtų, sakykime, labai susirūpinti. Jeigu asmuo iš tikrai neturi tų pajamų, jokio pajamų šaltinio, sakykime, tai bankas gali, Nomedai turi, tai aš Nomedai matau pavojų, kaip sakant, tai bankas gali nutraukti paskolos sutartį tada. Aš manau, kad bankas nėra kvailas, Donaldai, kiek su bankais teko bendrauti, pasitikrina hipotekas, pasitikrina pajamas, laiduotus, pasitikrina ir visa kita. Bet matai kitą medalio pusę, kaip domėjomės, pavyzdžiui, tų paramos laikotarpių visų, kur vyko, iš kur tos abejonės atsirado apskritai, žiūrovams irgi noriu pasakyti, kad tenai surinkta virš 12 milijonų ar daugiau netgi pinigų. Ir kaip tik tais davėm pirmas užklausas į tą fondą, dar kažką, tai mes gavom špygą taukotą. Ta prasme, mes atgalinio ryšio jokio. Mums atsakymas buvo tai privatus reikalas, ko aš čia kišatės. Taip. Tai dabar, aš ir vėl sakau, ir teisme pasakė, kad Nomeda neviešas asmuo. Gerbimė, tai bet čia einam su tokiu teisingumu į totalų absurdą ir aš, kaip sakau, nudebilėjimą, nes šiai dienai teismui, aš kaip sakau, netgi kartais reikia batų raištukui užsirišti 5 ekspertų. Nes, pasimkim kažkokią bet tokią kitą situaciją ir 5 ekspertus kviečiasi, kad paaiškintų paprastą sakinio struktūrą. Lietuvių kalbą sakinio struktūrą praėtinais, vadinkim, vidurinėje ir turi mokėti, o jie su aukštuoju išsilavinimu arba ten kažkokį elementarų dalyką, jiems dabar reikia ekspertizės viso atskiro centro, ekspertų, nuo 2 iki 5 tūkstančių eurų už kažkokią ekspertizę. Mes einam iki absurdo. Mes einam iki absurdo, taip. Tai, nežinau, Donaldai, tai darom, kviečiam tos teisininkus kažkokiai susivienimui. Be abejo. Ir iš tikrųjų diskusija plati yra. Ir tarp kitko, Gedminai, užsiminsiu kitą dalyką. Kita byla, jeigu jūs gerai prisimenat, garsi byla, kur būtent Sauliaus Skvernelio byla, kur apie vagį buvo vagies kelias, kur išplauti pinigai, aiškiai iš valstybės paimti. Reiškiasi, deja, tas asmuo laimėjo, tas žmogus laimėjo tą bylą. Reiškiasi, iš tikrųjų, būtent teismas pasisakė, kad kai politikui keliami aukštesni reikalavimai, tai mano nuomonė, paramos rinkėjams tokiems turėtų būti taip pat keliami aukštesni reikalavimai. Būtent, reiškia, atsakyti piliečiams, atsakyti žmonėms, reiškia, į klausimą, kaip tie pinigai panaudojami. O ne tai, kad, sakykime, reiškia, vyksta kaip uždara akcinė bendrovė, aš surinkau ir, sakykime, darau, ką noriu.
niekas tų auditų realiai taip neatlieka, ta prasme. Nematyti, kad būtų viešai skelbiami kažkokie, labai plačiai būtų piliečiams skelbiami, sakykime, audito ataskaitos. Nėra, ypač Ir viešųjų dar, kad- įstaigų nėra. Ir dar ką pastebėjau, ne tik, kad nėra leidžiama sukurti savo ataskaitų interpretacijas, aš taip vadinu. Nu, jie gali sukurti aprašymą, kur išleido pinigus. Ir Taip. faktiškai tokią ataskaitą teikia, bet tai, aš kaip sakau, ir visiems į ateitį, tai nėra banko išrašas, tai nėra orderiai pinigų judėjimo, tai nėra kasos knyga, tai nėra pagrindiniai dokumentai, kurie leidžia identifikuoti tikrumą operacijų, nes tik pinigai ją nurodo. Tai mano supratimu, vien viešoji įstaiga ar įmonė ir reiškia viešoji, nu, palei savo struktūrą. Taip. Ir dabar mes turime situaciją, kad jų pristeigta daug ir aš matai galvoju, kodėl tildo dabar šitoj stadijoj, nes ne tik viena Nomeda sėdi po tą VŠI. Nu, aš jau taip garsiai įtariu, nes po VŠI sėdi labai daug, kurie aplipia aplink biudžetą. Ir jiems tokie domėjimaisi, jie kelia grėsmę. Matokit tą. Keliame grėsmę, taip. Taip. Tai vat, gerai tada, tavo pastebėjimas geras dėl Skvernelio bylos, bet matai, jisai laimėjo bylą ir pasirodo paskui vėliau jisai buvo teisus. Tai aš labai tikiuosi, kad mano istorija baigsis lygiai taip pat laimingai ir mes taip, kad tas žmogus, būtent Skvernelio byloje, tas žmogus buvo pripažintas teisus, reiškiasi, kuris išreiškė, o iš tikrųjų ten, reiškiasi, yra iš tikrųjų su kriminalinė, kaip sakant, praeitimi tas visas dalykas. Jeigu tai pagalvojus, tai ten būtent net teismas pasisakė toje byloje labai įdomiai, kad reiškiasi, būtent, reiškiasi, neskaidriai buvo panaudoti finansai. Ta prasme, iš kelių, reiškiasi, dėl kelių, būtent, kai tas kelias išasfaltuotas, reiškiasi, iš būtent mokesčių mokėtojų pinigų. Ir ten niekas, net paskui, nei prokuratūra, niekas nekėlė to klausimo, kaip ten atsitiko, kaip tie pinigai buvo panaudoti ir kaip viskas, kaip sakant, viskas tapo, kaip rusai sako, vsio zakonno. Kaip sakant, viskas ramu. Ne, bet mes ir matome, su apykoje dabar varinėja bičiukas, bet ką jis įsimė veikia ir dar kažką labai sunkiai eina suprasti, bet kadangi jis ten yra, iš tikrųjų eina suprasti, kad mes turim viršūnėlę supuvus. Jinai naudojasi situaciją, naudojasi padėtimi ir dėl to taip yra. Jeigu prisimenat, iš teisės teorijos netgi yra toks dalykas kaip supuvusio obuolio teorija, kai vienas obuolys supuvėlis įkrenta į pintinę ir supuva visi kiti obuoliai pintinėje. Tai čia tas pats dalykas. O situacija yra tokia, kaltė atsiranda nuo neveikimo, aš visiems tą patį sakau, kaltė atsiranda nuo neveikimo arba neteisingo veikimo. Ir čia vat gaunasi, kaip pasakyti, susidaro užburtas ratas, ypač Nomedos byloje. Nu, kaip, suprantat, toks dalykas gali būti, kada, reiškiasi, trečdaliu norima prisiteisti 1200 eurų ar 1500 eurų, advokatui sumokama 8000 eurų suma. O gerai, sakykime, jeigu teismas netenkina tokio ieškinio, tai viskas, Nomeda prarastų 8000 eurų ir jai čia viskas gerai, jinai tokia turtinga pajamų neturėdama, kaip teigia teisme. Nu tai, suprantate? Ir ne tik teisme, mes matom tą rekvizitų ataskaitų. Taip, rekvizitų ataskaitų. Tai čia, nu, taip. Tai ką, gerai, dėkui tau, Donaldai, už Ačiū Jums labai, Gediminai, tikrai linkiu pilietiniai žiniasklaidai laikytis, mes, kaip pasakyti, daugelis teisininkų domimės ir aš pats asmeniškai domiuosi šitą istoriją, ypatingai Nomedos byloje, nes įžvelgiu pavojų būtent žiniasklaidai žodžio teisingo žodžio prasme, kadangi pastebiu, netgi būtent sugretinu su civilinio proceso kodeksu, kuomet advokatai vieninteliai gali atstovauti tokiose bylose ir įžvelgiu irgi tai demokratijos, kaip pasakyti,
naikinimą, kur pilnai, kad ta prasme, kad demokratija yra sunaikinta, nes negalima atstovauti byloje, o tuo tarpu kalbame apie Baltarusiją, koks ten diktatūrinis režimas, to ten matome tai, kad asmenys laisvai gali atstovauti tokiose bylose ir teikti ieškinį ir kaip pasakyti, ir būti atstovais teismuose. Tai klausimas, kodėl taip atsitiko? Kodėl būtent buvo šitas monopolis ant tiek išdirbtas, kad reiškiasi jau dabartiniai teisininkai tapo nebe teisininkais. Nu, tai... Ir tiesa, gal žiūrovai galėtų mums paantrinti ir paponuoti, gal kažkas tai iš teisinės visuomenės gali atsiminti kokių įdomių faktų, nes mes dviese visko neatsiminsim, bet tarkim tą chronologiją, kaip sukūrė tą advokatų monopolį, būtų iš tikrųjų labai faina išgirsti ir kitų žmonių komentarus ir mes iš tikrųjų gal tą kelią mėginsime nueiti iki galo. Ir pakeisti statymą, nes reikia jį keisti, jisai blogas. Reikia keisti. Negalima. Taip, reikia keisti statymą, faktas. Aš sutinku ir pilietinė žiniasklaida šitą įsirašo į pilietinių veiksmų, pas mane yra toksai, kaip, kas ir liečia nekilnojamo turto mokesčio įstatymo, tokį kaip ir ruošiu sąrašiuką po truputį ir pildome su piliečiais, ką keisti reikia, nes vis tiek vieną dieną ateis jėga politinė, kurie išlos viską lauk, nes tas, vadinkim, temperatūros virimo taškas vis artėja prie užvirimo ir čia tik laiko klausimas, o mums reikia būti pasiruošusiems. Tai ir darom. Tai dėkui tau. Ačiū labai, labai ačiū. Tada iki ir iki visiems žiūrovam ir iki greito. Iki greito.